Init televizija vėl kviečia žiūrėti laidą Aisčių keliai. Jūs matysite naujus, kvapą gniaužiančius siužetus, pasakojimus menančius mūsų šalies didingą praeitį. Lankysimės ten, kur kažkada lankėsi mūsų protėviai. Aiškinsimės, iš kur mes atsiradome, tokie kokie esame šiandieną. Rodysime, kas primena mūsų neįkainojamą kultūrą ir atrasime, kokie mes nepaprasti esame pasaulyje. Norėdami leistis į laidos pasakojimus, kur kažkada lankėsi mūsų protėviai, reiktų dar kartą paaiškinti, iš kur mes atsiradome – indoeuropiečiai ir baltai. Dažnai žmonės klausia, kaip mes atsiradome rytų Pabaltyje. Įdomu jiems, iš kur mes atėjome, kas mes buvome ir kokie mes buvome. Jei pažvelgsiu į praeitį ir pabandysiu prisiminti savo protėvius, nieko neišeis. Pernelyg seniai tai buvo. Bet sako, kad tokie žmonės kaip aš šioje žemėje atsirado apie 40 000 metų prieš Kristų. Pirmą kartą mano protėvių gyvenvietę rado Kromanjono urve, kuris dabartinėje pietų Prancūzijoje yra. Visur, kur nebuvo ledyno, pasklido kromanjoniečiai. Persikėlėme į ūkanotąjį Albioną, apgyvendinome Pirėnus ir Apeninus, Balkanus ir Alpes, pasiekėme Sibirą, Azijos ir Afrikos tolybes. Iki to laiko, kai apie 10 000 metų prieš Kristų pasukome į naująją žemę, rytų Pabaltyje, mes kūrėme ir skleidėme naująją Europos žmonių kultūrą. Didžiojo persikėlimo į rytų Pabaltį išvakarėse mes jau toli buvome pažengę akmens amžiaus technologijose, kurią jūs davėte bendrinį Madleno kultūros vardą. Buvome sumanūs medžiotojai ir žvejai, darėme akmeninius ir raginius medžioklės įnagius ir ginklus, puikius peilius, durklus ir žeberklus, mokėjome išdirbti kailius ir odas, darėme šiltus būstus, drabužius ir apavą, puikiai pažinojome žvėrių, paukščių ir žuvų pasaulį, išmanėme žvaigždes ir keliavome pagal jas, turėjome mėnulio kalendorių, savus tikėjimus ir ritualus. Mūsų tarpe buvo puikių dailininkų, išmintingų vadų, toliaregiškų ir patyrusių žiniuonių. Ilgai ledynas neleido apgyvendinti naujųjų žemių. Mūsų atminties saugotojai žiniuoniai mena nuotrupas apie ankstesnės kromanjoniečių keliones paskui besitraukiantį ledyną. Bet šis tarsi gyvas, tai traukėsi į šiaurę, tai sklido į pietus. Tad net mes, jų ainiai ir pirmieji Pabaltijo medžiotojai, senųjų stovyklų neberadome. Viską nušlavė kilometriniai ledai. Teko girdėti žynį pasakojant. Žemė staiga sušilo, plika akimi galima buvo regėti, kaip tirpo ledai, tvino upės ir ežerai, mūsų grobis, šaltį mėgstantis mamutai šiaurės elniai patraukė paskui ledyną. Patraukėme ir mes, Madleno medžiotojai. Tie, kurie buvome arčiausiai ledyno pakraščio, dabar Jutlandijos pusiasaliu vadinamu. Nuo jo pietinio pakraščio patraukėme į rytus. Ne viena Madleno medžiotojų karta ir giminė mynė kelius. 100 metų praėjo. Pirmieji keliai seniai užmiršti liko, kol pasiekėme šį kraštą ir susikūrėme naują gimtinę. Mus Madleno medžiotojus vadina pirmaisiais rytų Pabaltijos žmonėmis. Pakeliui į naują žemę savosios kultūros ir papročių nepametėme. Ir naujoje vietoje buvome tais pačiais Madleno medžiotojais, kuriems prigijo Pabaltijo Madleno kultūros žmonių vardas. Nepasakysiu, kiek mūsų buvo, gal keliasdešimt tūkstančių, gal 14, tačiau gyvenome nedidelėmis bendruomenėmis. Mūsų gyvenimo ritmą diktavo medžiojamų žvėrių prigimtis, o technologinius skirtumus – giminės tradicijos. Tas tradicijas mokslo vyrai sugeba atskirti ir mūsų bendruomenėms vardus pagal gimimo vietą davė. Nelygu kur Arensburge, Bromėje, Lyngbių, Federmeseryje ar Hamburge mes gimėme. Neilgai truko, kai mūsų kraštus atplūdo kitokias tradicijas puoselėjanti giminė iš centrinės Europos šiaurinio pakraščio. Jūsiškiai juos vadina svidrų kultūros žmonėmis. Didelio skirtumo tarp mūsų nebuvo. Gal tik svidrų žmonės labiau nei mes mėgo titnaginius, o ne kaulinius ginklus ar įrankius. Jų strėlių antgaliai buvo ilgesni nei mūsų, o kailius ir odas apdirbdavo pailgais gremžtukais ir rėžtukais.
Keitėsi gamta. Žiemos darėsi šiltesnės, vasarą ėmė žaliuoti lapuočiai, apsigyveno daug žvėrių iš šiltesnių kraštų. Įsigyventoje žemėje išaugo naujos gyventojų kartos, o mūsų gyvenimo ritmas, ar tai buvo Maglemozės, ar Kundos, ar Nemuno kultūros žmonės, buvo panašus. Mes turėjome savo medžiojamus plotus, vandenis ir miškus, gyvenome porinėmis šeimomis, o žmonas ėmėme iš gretimų bendruomenių. Garbinome savo giminės totemą, uoliai prižiūrėjome jam skirtą aikštelę su jo stovyla. Čia prieš medžioklę prašydavome jo malonių ir leidimo susimedžioti žvėrį. Čia jam suneždavome aukas, jo akivaizdoje berniukai tapdavo medžiotojais, o mergaitė žmonomis. Giminės globėjo žvilgsnis lydėdavo medžioklį paskutinėje jo kelionėje į nebylųjį pasaulį. Kasdienis mūsų gyvenimas tekėjo įprasta vaga. Baltijos pajūryje kūrėmės nuo vėjų apsaugotose lagūnose, didesnių ar mažesnių upių ir ežerų pakrantėse, visur, kur buvo žuvingi vandenys ir žvėrių pamėgtos girios. Statėme būstus pakrantėse ar net lagūnose ant polių, įsirengdavome nuo savo bendruomenės priešų užtvaras ir kitokius įtvirtinimus, darėmės ginklus iš medžio, kaulo ir rago, o labiausiai mėgome titnagą. Įrengėme titnago kasyklas ir ėmėme juo prekiauti su tolimesniais kraštais. Iš jų gaudavome kitokio nei mūsuose įprasto titnago, papuošalų iš mums nežinomų gyvūnų kaulų. Vienu žodžiu, gyvenimas virte virė. Taip mums begyvenant nepasijuto, kai mūsų technologijos darėsi vis sudėtingesnis, o žmonės išmaningesni. Įpratome saugoti savo vyrų ir moterų atminimą, ėmėme jiems rengti amžinuosius namus. Saugojome savo istoriją ir mokslo žinias, kurias iš kartos į kartą perduodavo mūsų žiniai ir žiniuoniai. Palengva Kundos kultūros žmonės pakeitė Narvos kultūros gyventojai, senoji Nemuno kultūra pasidarė moderniška, naujojo akmens amžiaus kultūra. Atėjo 3000 metai. Mūsų gyvenimas sujudo, pasirodė pirmieji jūsų vadinami rutulinių amforų kultūros žmonės, atnešę naują gamybą ir naujus papročius. Kaip ir žadėjome laidos pristatyme, mes kalbėsime apie baltų meną. Kiekvienoje laidoje atkreipdami dėmesį į atskiras grupės, tačiau jo sudėtinė dalis yra gintaras, nuo jo mes ir pradėsime savo pasakojimą. Gintaro rinkimo, apdirbimo ir prekybos tradicija baltų kraštuose įsilaikė beveik 6000 metų. Prasidėjusi dar akmens amžiuje, tapusi ypač svarbi romėniškuoju laikotarpiu, civilizaciniais kontaktais susijusi baltų regioną su Pietų Europa, ji nenutrūko ir ankstyvaisiais viduramžiais. Išlaikyta ir išplėtota senosios Lietuvos valstybės ir Vokiečių ordino gintaro tradicija tautinio identiteto formavimosi metu XIX–XX amžiuje tapo neatskiriama baltų tautų kultūrinės savasties, nacionalinio kostiumo, taikomosios dailės, tautosakos, teatro ir muzikos, grožinės literatūros kūrybos dalimi. Per visą šį laikotarpį gintaro dirbinių gamyba ir prekyba buvo neatsiejama nuo ekonominio krašto gyvenimo. Akmens amžiuje gamintos apskritos ar stačiakampės gintarinės sagutės. Iš gerosios pusės kruopščiai nugludintos, o iš vidinės pusės su dviem išgręžtomis V formos skylutėmis pritvirtinti. Tokių sagučių, kurios buvusios prisiūtos prie drabužių akmens amžiaus kapinynuose rasta net 12 000, o daugelyje pajūrio neolito gyvenviečių 10 000. Kabučiai sudaro taip pat didelę gintaro dirbinių dalį. Neolito laikotarpio paminkluose rytinėme ir pietinėme Baltijos regione jų įvairiausių surinkta tūkstančiai, savo formą dažnai primenančių kaulinius kabučius. Cilindriniai karoliai daryti iš skaidraus sluoksniuoto gintaro varveklių, kartais būdavo net 20 cm ilgio. Skridiniai ir grandys pradėti gaminti jau vidurinio neolito laikotarpiu ir bene patys išraiškingiausi, ypatingai ornamentuoti, aptikti Daktariškės 5-ojoje gyvenvietėje. Antropomorfinės ir zoomorfinės figūrėlės geriausiai pažįstamos iš Juodkrantės lobio, Tamulos, Šventosios, Lubanos apyežerio neolito gyvenviečių. Savo stilistiką pirmosios primena medinius stabus. Nedidelės zoomorfinės figūrėlės vaizduoja briedžių galvas, paukščius, lokius. Ryškesniai figūrų detalizacijai gintaras dėl savo trapumo nebuvo labai tinkama medžiaga.
Metalo epochoje gintaras buvo gabenamas į Graikiją ir jos miestus Juodosios jūros pakrantėse. Apie jį rašoma Homero Odisėjoje, Biblijoje, o aisčiai suduvų ir galingų gentys Publijaus Kornelijaus Tacito ir Klaudijaus Ptolemėjo dėka pateko į rašytinius šaltinius 1–2 amžiuje po Kristaus. Gintaro prekyba ir gintaro keliai tapo svarbia baltų ekonominio gyvenimo dalimi. Patys gražiausi to laikotarpio gintaro dirbiniai baltų žemėse aptikti Veklicyje, netoli Elbingo, puošnūs vėriniai rasti Dauglaukio, Užpelkių kapinynuose. Ankstyvųjų viduramžių pradžioje 5–6 amžiuje tautų kraustymosi laikotarpiu baltai bandė atnaujinti prekybinius ryšius su buvusios Romos imperijos teritorijomis. Baltų pasiuntinybė į Raveną ir Teodoriko didžiojo laiškas aisčiams. Baltų žemėse aptinkama daug suspausto rutulio formos gintaro karoliuko su ranteliais, o Kalniškių, Vidgirių, Užpelkių kapinynuose vėrinių. Vikingų laikotarpiu ir ankstyvųjų viduramžių pabaigoje gintaro nešiojimo tradicijos atskiruose baltų gentyse labai skyrėsi. Aptikta ir pavienių karolių, o kartais net gintaro karolių bei žalvario spiralių vėrinių. Daug to laikotarpio gintaro papuošalų aptikta Kuršių kapinynuose. Didelės karolių kolekcijos surinktos Palangos gintaro muziejuje. Šiam laikotarpiu priklauso ir ypatingi gintaro amuletai, šukutės iš Lazdininkų ir kitų pajūrio Lietuvos kapinynų, kurie gali būti datuojami 7–9 amžiuose. Kad jos galėjo turėti ypatingą maginę reikšmę, patvirtintų ir tautosaka. Lietuvių pasakose raganos ar kito persekiotojo herojus išvengė mesdamas šukas per petį, už nugaros išauga neperžengimas miškas. Svarbių gintaro apdirbimo ir prekybos centrų įsikūrimas Viskiautuose, Truso mieste, Grubnioje, Pomeranijos ir Prūsijos pasienio mieste Gdanske, Palangoje, Daugmalyje rodo gintaro gamybos ir prekybos svarbą visoms vakarų baltų gentims. Pagonybės ir krikščionybės sandoros laikotarpiu ypač išplito toro kirveliai ir kryželiai, kurių 10 amžiaus pavyzdys yra iš Prūsų teritorijos vikingų laikų Truso miesto prie Drusens ežero. Savo laidose mes pasakosime apie žymiausius Lietuvos mūšius, prisimindami kovas su kryžiuočiais bei kitas laisvės kovas, o taip pat dar kartą pažvelgsime į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę Ukrainoje. Pereito metų pabaigoje, šių metų pradžioje mes rodėme atskiras laidas. Didžiosios Lietuvos mįslės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldas Ukraina. Štai fragmentai iš jų. O tuo tarpu prisiminkime, ryškia permaina Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje tapo Vytauto valdymas 1392–1430 metais. Šių permainų reikšmę suvokė jų amžininkai. Jų palankus vertinimai lėmė, kad Vytautas pradėtas vadinti didžiuoju. Visų pirma, Vytautas pradėjo nebemokėti mongolams duoklės. Taip pat panaikino senovinę dalinių kunigaikščių sistemą. Tiesa, formaliai tai buvo jau Gediminaičių paveldėjimo teisės naikinimas, nes jei į tas kunigaikštijas buvo skiriamas ir kitas kunigaikštis Gediminaitis, tai jau kaip Vytauto vietininkas. Jau 14 amžiaus pabaigoje Vytautas pašalino svarbiausius sričių kunigaikščius, o jų vietą paskyrė savo vietininkus. Ir taip realią Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdžią suėmė į savo rankas. Tiesiogiai Vytauto žinion 1393 metais perėjo Luckas. 1394 metais jis panaikino Kijevo kunigaikštiją. Kijevą gavo Skirgaila. Jam 1397 metais mirus Vytautas paskyrė Jono Alšėniškį. 1395 metais paskyrė savo vietininką Podoliai Teodoras Koritaitis pasitraukė į Vengriją ir iki šiol prisimenamas Mukačevėje. Severų Naugardą gavo valdyti iš Volynės Vladimiro atkeltas Teodoras Liubertaitis. Iškylo tik mažesnės ar net visai smulkios Ostrogo, Tūrovo, Pinsko, Rotno ir kitos kunigaikštijos. Tačiau svarbiausios Vytauto politikoje buvo socialinės permainos, kūrimas žemvaldžių riterių sluoksnis. Gausus valstiečių dalyjimas bajorams reiškė, kad žemvaldžiais užvaldytose erdvėse tampa ir patys Gediminaičiai, žemę aprūpindami atvykėliai lietuviai pilėnai, o svarbiausia, kuriamas lojalus vietinių žmonių sluoksnis ir net toleruojami lojalūs vietiniai kunigaikščiai.
Po 1387 metų Lietuvos krikšto politiniam elitui perėjus iš pagonybės į katalikybę, katalikiško valstybės brandolio ir stačiatikiškos periferijos stačiatikiams uždrausta užimti aukščiausias valstybės postus, o valstybės brandolyje statyti stačiatikių cerkves. Kultūros svarstyklės apsilygino, politinės lietuvių įtakos ir stačiatikių kultūrinio pranašumo pusiausvėra neteko svertų. Politinis elitas pradėjo gyti ir kultūrinio elito statusą. Net stačiatikiai neteko savo civilizacinio pranašumo, tačiau tai pagimdė naujo problemo – konfesinį dualizmą, į ką negalėjo pretenduoti pagonybė. Etninis katalikiškas valstybės brandolys sudarė tik 10% teritorijos, o gyventojų skaičiumi 20%. Be abejo, jis buvo tankiau gyvenamas. Iš jo į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė ėjo vos ne pusė raitijos. Tačiau su tokiu didžiuliu kitos konfesijos valdinių svoriu nesusidūrė jokia kita Europos valstybė. Vytauto inspiruotos permainos kultūroje irgi buvo radikalios. Intensyviai kurdamas katalikiškų institucijų tinklą, jis ryžtingai atsigręžė ir į stačiatikybę. Jau Gediminas ir Algirdas siekė atriboti savo stačiatikius nuo Maskvos, kūrė savarankišką stačiatikių metropoliją, nors dėl Konstantinopolio politikos jos neįgavo tęstinumo. Ta pati darė ir Vytautas, tik ryškiau tai įtvirtino instituciškai. 1415 metais Naugarde sušaukęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stačiatikių vyskupų suvažiavimą. Įkūrė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stačiatikių metropoliją ir metropolitu paskyrė vieną žymiausių to meto stačiatikybės teologų Grigorijų Kamblaką. Negana to, Kijevo ir visos Rusios metropolitas buvo patikimai įkurdintas Vilniuje. Jam pastatyta katedra ir rezidencija Vilniaus rusėnų pusėje, suformuota metropolito jurisdikcija, gyvavusi iki pat 18 amžiaus pabaigos. Maža to, Grigorijaus Kamblako vadovaujama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stačiatikių delegacija nuvyko į katalikų bažnyčios susirinkimą Konstancijoje, kur iškėlė visuotinės bažnyčių unijos idėją, kuri, kaip žinoma, realizuota buvo vėliau, 1439 metais Florencijoje. Vytauto centralizacinė politika įgalino sutelkti plačios rytų Europos erdvės resursus. Padėjo pasiekti ir Žalgirio pergalę. 1410 metais kartu su visų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių kariuomenė turėjo kautis ir Ukrainos žemių pulkai. Labiausiai integruota į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyvenimą tapo Volynė, kurią Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ėmė laikyti tėvonijos dalimi. Volynės kryžius tapo jo majestoninio antspaudo svarbiausia dalimi. Šalia Vilniaus, Trakų ir Smolensko ženklų, Volynės Luckas tapo ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinės istorijos kulminacijos vieta. Čia pas Vytautą 1429 metais susirinko vidurio ir rytų Europos valdovai svarstyti Osmanų imperijos keliamo pavojaus. Kartu subrendo ir Vytauto koronacijos karaliumi projektas. Be to neįvyko. 1430 metais Vytautas mirė. Volynė apskritai tapo šalutinių Gediminaičių šakų įsitvirtinimo erdvė. Juk čia tėvonijas sukūrė iš šių šakų kilę Sanguškos, Kovelis, vėliau Slavota, Čartoriskiai, Klevanė, Višnioveckis ir kiti. Ta pati darė čia valdas įgyję didikai Radvilos, Olika ir Chodkevičiai Mlynivas. Pagaliau iš Volynės, iš Ostrogo buvo kilę itin reikšmingą vaidmenį suvaidinę Riurikaičiai, taip pat ukrainietiškos kilmės kunigaikščiai Ostrogiškiai. Šie procesai tik dar ryškėja Lietuvos ir Ukrainos tautinių istorijų kontekstuose. Taigi apibendrinkime, anot Norkaus, būtent Vytauto laikais Lietuvos didžioji kunigaikštystė pradėjo artėti prie pirminės imperijos. Vytauto reformos net ir tų laikų mastais buvo radikalios. Jos grindžia mintį, kad senovės nekeitimo tezė yra istoriografinis mitas, puoselėtas Rusijos istoriografijos, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse lietuvių faktoriaus nebuvo. Be Lietuvos didžiosios kunigaikštystės faktoriaus būtų sunku interpretuoti reiškinį, kurį jau seniai pastebėjo Rusijos mokslininkas Aleksejus Šachmatovas. Būtent Lietuvos ekspansija svariai prisidėjo prie senosios Kijevo Rusios padalijimo į dvi dalis – Kijevo ir Maskvos.
Beje, tai galima žvelgti net sugretinus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir 20 amžiaus Ukrainos rytinės ribas, kurių istorija ilgam nuėjo atskirais keliais. Į vieną Maskvos kelią jau prievarta jas apjungė Rusijos carai ir bolševikai. Ukrainą laikė Rusijos žemėmis. Daugybė senovės imperijų žlugo, palikdamos apie save tautų kalėjimo atmintį, o tos, kurios nežlugo, virto tautų lydimosi katilais. Tokie lydimosi procesai vyko ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Ypač svarbus čia buvo lenkų kalbos faktorius. Tačiau šie procesai baigėsi ne visuotinė polonizacija, o kelių modernių tautų – lietuvių, baltarusių, ukrainiečių susikūrimu. Todėl Lietuvos didžioji kunigaikštystė į istoriją ėjo ne kaip tautų kalėjimas ar lydimosi katilas, o kaip tautų lopšys. Norkaus manymu, tai yra svarbiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės imperijos savitumas. Laidos pabaigai pradėsime ir pasakojimą apie šios vasaros mūsų ekspediciją į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę Ukrainoje. Leisimės į kelionę nuo Vilniaus aušros vartų iki Kijevo vartų. Mes atvykome į Kijevą ir atsistojome prie pagrindinių vartų, kažkada buvusių pagrindinių vartų į Kijevą, vadinamųjų Aukso vartų. Na, matote, jie iš esmės tai pagal funkciją yra panašus į Vilniaus vartus, į bet kurio kito miesto vartus, į Vilniaus aušros vartus, nuo kurių mes išvykome iš šią kelionę ir štai dabar stovime toje vietoje, kurioje galbūt stovėjo Gediminas, kai pasirodė su kariuomenė prie Kijevo. Stovėme toje vietoje, kur 1651 metais paskutinis iš lietuvių užkariautojų atvyko. Tai yra Jonušas Radvila, Lietuvos didysis etmonas, Biržų Dubingių šakos atstovas, Biržų Dubingių kunigaikštis. Čia atvyko ir triumfuodamas įžengė pro tos vartus, iš esmės kazokams, prieš kuriuos jis kariavo, nesipriešinant, pasitraukus iš miesto. Tuo metu, kai pro šitos vartus žengė Jonušas Radvilas, šitie vartai jau buvo pusiau sugriuvę, griuvėsiai buvo jų. Vėliau jie griuvo dar labiau ir galiausiai 18 amžiuje jų likučiai buvo pripažinti pavojingais pro juos vaikščioti ir užpilti žemė pylimo. 19 amžiuje buvo atkasti ir pradėti konservuoti, tvirtinti, iš esmės buvo nepanašus į vartus. Kaip atrodė tie Aukso vartai, kai jie stovėjo visą savo didybę, niekas ir nežino. Pagrindinis ikonografinis šaltinis tai yra būtent Jonušo Radvilos įžengimo pro tuos vartus scena ir dar vienas piešinys irgi pieštas Jonušo Radvilos atsivesto dailininko Westerfeldo. Tai, ką mes matom, pastatyta 1982 metais, kai buvo atlikta mokslinė tų vartų rekonstrukcija. Na, aišku, tai yra menamas vaizdas. Viršuje tai yra įrengta cerkvė. Iš tikrųjų, ties vartais visą laiką dažnai būdavo įrengiamas kažkokios tai koplyčios, cerkvės, nes buvo laikoma, kad vartus turi saugoti ne tik kariai, ne tik gynybiniai tvirtinimai, bet ir dangiškos jėgos. Tai lygiai taip pat ir aušros vartuose yra koplyčia, kuri laikoma labai reikšminga ir todėl būtent tie vartai Vilniuje nebuvo nugriauti. Na, Kijevo vartams taip nepasisekė. Kuo skiriasi iš esmės Kijevo vartai? Tai jie yra mūriniai tik tai patys vartai. Iš toliau jie buvo įstatyti į medinę sieną. Čia tos medinės sienos tik tai simbolinis fragmentas iš vienos ir iš kitos pusės yra rekonstruotas. Iš tikrųjų turėjo teisės ir tą pusę, ir į aną, ir juosti visą senąjį Kijevo miestą. Šitas Kijevo miestas įrengtas, pastatytas kartu su tais vartais. Būtent tų vartų pastatymo data būtų 1037 metai. Tuo metu Kijevo ir Kijevo Rusiją valdė didysis kunigaikštis Jaroslavas, vadinamas išmintinguoju. Tai štai tas Jaroslavas yra susijęs ir su Lietuvos istorija. 1037 metais jis apjuosė Kijevą, savo sukurtą miestą
tokio dydžio, tokios apimties miestą sukūrė būtent Jaroslavas. Jis apjuosė miestą sieną ir įrengė tuos aukso vartus, o sekančiais metais, 1038 metais, jis žygiuoja prieš jotvingius, 40 metais prieš Lietuvą, pradeda, žodžiu, savo karinę kampaniją, kuri buvo susijusi su pagalba Lenkijai, vienijant valstybę, nes separatizmą rodė Mazovija, kurios kunigaikštis Meclavas kaip sąjungininkus pasikvietė jotvingius ir lietuvius į pagalbą. Tai Jaroslavas kariavo ir prieš Meclavą, talkindamas Lenkijos karaliui Kazimierui Atnaujintojui, ir visų pirma smūgius į Baltų žemės, į tas žemės, kurios talkina Meclavą. Tai buvo jotvingiai 1038 ir Lietuva 1040 metais. Čia yra iš viso antras žinomas Lietuvos vardo paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. Na, šiaip, aišku, tas Jaroslavas yra laikomas labai reikšmingu Kijevo Rusios kunigaikščiu. Ir Kijevui jis yra labai reikšmingas, nes tas miestas buvo gerokai išplėstas. Ir toliau tokia apimtimi tie vartai ir gyvavo labai daug šimtmečių. Tai štai, šiuo metu čia yra įrengtas tam tikras muziejus. Galime užeiti ir ten matyti viduje, galime pamatyti ir likučius autentiškos sienos, nes, kaip sakiau, tai, ką mes matom, yra atstatyta. Ir dar ką reikėtų pasakyti, tai Kijevo Rusijai buvo labai nebūdinga statyti gynybinius įtvirtinimus iš mūro. Viską, ką jie statė iš mūro, iš esmės buvo cerkvės. Sekančiose savo laidose mes žinoma pasidalysime savo kelionės įspūdžiais po didžiąją Lietuvos kunigaikštystę Ukrainoje. Kartu grožėsimės įspūdingais baltų meno dirbiniais, aiškinsimės, iš kur atkeliavome ir esame čia, bei stengsimės pažinti mūsų krašto istoriją, papročius, kultūrą.